Verslas iš cholesterolio. Tik apgaulė? Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. Kas dar negirdėjo apie cholesterolio kiekį kraujyje? Cholesterolis – svarbi ląstelių membranos sudėtinė dalis, supanti kiekvieną mūsų kūno ląstelę. Cholesterolis padeda ląstelėms funkcionuoti. Be to, cholesterolis sudaro kai kurių gyvybiškai svarbų hormonų pagrindą ir atlieka lemiamą vaidmenį organizmo energijos pusiausvyroje. Su šia nuomonė sutinka visi mokslininkai ir medikai. Tačiau viskas tuo ir baigėsi. Specialistų interpretacijos apie per didelį cholesterolio kiekį kraujyje yra pačios prieštaringiausios. Pastaraisiais dešimtmečiais tiek mokslo pasaulyje, tiek visuomenėje yra paplitusi hipotezė, kad daug riebalų bei cholesterolį turinti mityba, pirmiausia, gyvulinės kilmės produktai bei per didelis cholesterolio kiekis kraujyje yra pagrindinė širdies infarkto priežastis. Taip ypač JAV bei Europoje paplito produktai su dirbtinai sumažintų cholesterolio kiekiu arba visai be jo, kaip pavyzdžiui margarinas. Be to, reguliariam vartojimui skiriami medikamentai mažinantys cholesterolio kiekį kraujyje. Jau 2014 metais šio preparato pardavimo apyvarta visame pasaulyje siekė 27 milijardus JAV dolerių su 10% augimo tendencija. Mažinantys cholesterolio kiekį medikamentai šiandien yra patys pelningiausi farmacijos rinkoje. Palanki aplinkybė tokiai plėtrai yra širdies ir kraujagyslių ligos, kurios išsivysčiusiose vakarų šalyse 20 amžiuje pagal mirtingumą pralenkė infekcinius susirgimus. Jau daugelį metų ginčijamasi dėl tezės, kad cholesterolio kiekį kraujyje būtina sumažinti iki nustatyto lygio, keičiant mitybą arba medicinos terapiją. Cholesterolio skeptikų tinklapyje pasisako šimtai garsių mokslininkų bei medikų. Garsiausias iš kritikų yra vokiečių gydytojas ir rašytojas Walteris Hartenbachas. 20 metų jis dirbo chirurginėme skyriuje daktaro Horsto Šmito klinikoje Wiesbadene. Gydytojas ištyrė daugiau nei 6000 pacientų ir nustatė, kad blogo cholesterolio, kuris klaidingai įvardinamas kaip cholesterolis LDL, nėra. Pagal Hartenbachą egzistuoja du skirtingi cholesterolio junginiai, tačiau tai yra vienas ir tas pats cholesterolis, atliekantis skirtingas funkcijas organizme. Organizmas pats reguliuoja cholesterolio kiekį, todėl medicinos įsikišimas į šį mechanizmą gali turėti nenumatytų pasekmių. Nustatytas maksimalus cholesterolio kiekis yra 200 mg 100 g kraujo ir tai leidžia laikyti ligoniais beveik pusę suaugusių žmonių, rašo Hartenbachas savo knygoje Melas apie cholesterolį. Ši knyga išėjusi 2002 metais jau išleista 35 kartus. Garsus medicinos tyrinėtojai, tokie kaip profesorius Hansas Jürgenas Holtmeieris iš Freiburgo universiteto, pateisina cholesterolio kenksmingumo teoriją. Cituoju Holtmeierį. Sveiki žmonės gali nekreipti dėmesio į cholesterolio kiekį žemiau 300. Yra begalė tyrimų, kur nerastas joks ryšys tarp riebalų, cholesterolio ir širdies infarkto. Profesorius Georgas Manas, tyrinėjęs Masajų gentis Kenijoje, isteriją dėl riebalų pavadino klaidinančiu šio šimtmečio sveikatos apsaugos manevru ir pačiu didžiausiu melu medicinos istorijoje. Masajų cholesterolio kiekis kraujyje yra nepaprastai žemas, nors jie maitinasi tik riebių avių pienu ir mėsa. Toliau kritikai argumentuoja, kad tyrimų rezultatai, kurie nebuvo cholesterolio kiekį mažinančių preparatų gamintojų naudai, nebuvo pilnai paviešinti, kaip ir Excel tyrimas, kurio metu mirtingumas placebo grupėje buvo žymiai mažesnis. Tuo metu, kai mažinančių cholesterolio kiekį preparatų, taip vadinamų statinų nauda yra ginčytina, šalutinis poveikis jau yra žinomas. 2010 metais Notingemo universitetas paviešino tyrimų rezultatus, kurie parodo, jog statinas sukelia riziką susirgti katarakta, raumenų nusilpimu arba kepenų bei inkstų nepakankamumu. 2015 m. kovo 4 d. buvo paviešinti Suomijos universiteto tyrimų rezultatai, kurie parodė, kad statinas padvigubina diabeto riziką, palyginus su tais, kurie jo nevartoja.
Kalbama apie diabeto mellitus antrąjį tipą, kuriuo serga apie 90% visų sergančiųjų. Žinomas atvejis, kai farmacijos gigantas Bayer 2001 metais buvo priverstas išimti iš rinkos cholesterolio kiekį mažinantį preparatą Lipobay po mirtinų atvejų JAV. Gerbiamieji ponai ir ponios, įvairūs balsai prieš liudija apie tai, kad cholesterolio hipotezė gali būti klaidinanti. Panašu, kad tai pasitarnauja farmacinės industrijos ir maisto priedų gamintojų interesams. Todėl vertėtų įdėmiau įsiklausyti į diskusiją apie cholesterolį, patiems ištirti, ieškoti tikrųjų ligos priežasčių ir patiems prisijimti atsakomybę už savo sveikatą. Pasidalinkite šią žinią su draugais ir pažįstamais. Gero vakaro.